Dokumentų valdymo sistemoje matome gautą ir užregistruotą dokumentą. Administratorė gavusi dokumentą užpildo laukelius, nuskanuoja dokumentą, prikabina jį sistemoje ir užregistruoja. Jam suteikiamas gavimo registracijos numeriukas. Užregistruotą dokumentą administratorė perduoda vadovui susipažinti ir rezoliucijai įrašyti. Vadovas gauna užduotį susipažinti ir paskirti rezoliuciją. Atsidaro dokumento kortelę, mato suvestus metaduomenis ir nuskanuotą dokumentą. Su juo susipažįsta ir paskiria rezoliuciją. Atsidaro užduoties rezoliucijos kūrimo kortelė, kurioje matome užduoties pavadinimą, prašau skubiai atsakyti. Pagrindiniai vykdytojai, kai tik kas gaus tą dokumentą, parengti atsakymą. Terminas, iki kada reikėtų atlikti tą užduotį. Ir išsiunčiame užduotį. Kad vadovas susipažino ir paskyrė rezoliuciją, savo darbą padarė, turi tai patvirtinti, paspausdamas mygtuką atlikti. Vadovo darbas padarytas. Gavėjas gauna užduotį iš vadovo, prašau skubiai atsakyti. Atsidaro dokumentą. Mato vėlgi dokumento metaduomenis ir dokumentą, susipažįsta su dokumentu ir spaudžia mygtuką parengti atsakymą, nes jo užduotis yra prašau skubiai atsakyti. Spaudžiant mygtuką parengti atsakymą atsidaro nauja siunčiamo dokumento kortelė, kurioje matome, kad gautas ir šis siunčiamas dokumentas yra susiejami per laukelį atsakymas į. Užpildome reikiamus laukelius. Dokumento rūšis raštas. Pavadinimas persikelia iš gauto dokumento. Adresatai. Nurodome pasirašantį asmenį, tai mūsų vadovas. Prie turinio įtraukiame priedą, pasirinkdami jį iš ruošinio. Išsaugome kortelę. Atsidarome prikabintą priedą. Spaudžiame Ctrl+A, kad visą tekstą pažymėtume ir F9 atsinaujina informacija, persikelia metaduomenis iš kortelės. Adresatas, atsakymo į data, registracijos numeris, rašto pavadinimas, tekstas, parašome dokumentą, tekstą ranka. Išsaugome ir uždarome. Taigi, dokumentas yra paruoštas,
Jį belieka suderinti su tam tikrais kolegomis, vadovais, teisininkais.